pasidžiaugti puikiu kūrybiniu 10 metų keliu, kuriuo nuėjo Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugijos instrumentinis ansamblis Unoravi. Plojimai jiems. Audringi plojimai, nes mes juos kviečiame į sceną. Vadovas Irmantas Lukošius. Ar tik tiek turit sveikatos pačioj pradžioj? Prašau, puikiausia daina skirta visiems jums. Labą dieną, mėlyje. Didelė džiaugiaus, kad jūsų čia taip daug susirink. Noriu jumis pasveikinti, susirinkusius su šventi. Mūsų jubiliejinį šventį. Nors ruduo, lietus ir vėjas glosto klevo lapus. Už lango ruduo. Lietus ir vėjas klevo lapus glosto. Atleiskit, labai malonu, kad jūsų čia taip daug, tik tą teik noriu pasakyti jums, kad rudenį darganuota, ruduo klajuo, dainų posmos. Jeigu jums liūdna, nusijuokite, jeigu linksma, dainuokite, o dabar dainuosime visi. Gracias.
plojimai puikiam, žaviam, šauniam, jaunatviškam kolektyvui. Na, o dabar pradėkime puikiuosius sveikinimus. Į sceną noriu pakviesti Lietuvos Respublikos Seimo narį Valentiną Bukauską. Prašom. Gerą dieną, mielas prelatė, mėly žiūrovai, na ir jaunatviškas ansamblį. Iš tikrųjų be galų smagu matyti tokią jaunatvišką mušėją būgnų, kur laiko ritmą, tembrą, gyvenimo ritmą, ėjimą, tai iš tikrųjų retenybė, tai galim tikrai išskirtinai paploti. Tai pagarba vadovui, kad ir jaunimas nori būti prie pagyvenusių, išmokti tą, ką mes esam priėmę, ką mes perėmėm į savo tėvelių, tai iš tikrųjų džiugu. O šiaip tai tas rudeninis laikmetis, dabar žiemos laikmetis, toks darganotas, lietingas, tai manau, kad daina, gera daina, tautiška daina, mums kaip tik tai sušildo, sustiprina ir mes užsimirštam, kad kažkokie negalavimai yra, kažkur galbūt nesuspėjau, kažkokių produktų nesuradau, tai būtent su ta daina mes galime viską užsimiršti ir nuotaiką geresnį turėti ir kitam padėti ir praskaidyti gerų žodžių. Tai linkiu toliau nesustoti, dainuoti, groti, atstovauti, važinėti ir būti tokiem jaunatviškiems kaip būgnų mušėja ir skambių akordų jums visiems. Ačiū labai, o čia kolektyvui tikrai, kad stygos laikytų ir slogų nebūtų. Tai Martinai. Dėkojame gerbiamam Seimo nariui. Na, o dabar į sceną noriu pakviesti. Pasigirdu, kad sakot, no. Į sceną noriu pakviesti Telšių rajono savivaldybės vicemerę Agnę Jakavičiūtę Miliauskienę. Prašom. Žinoma, jūsų plojimai. Šiandien plosim, žinokit, nusiteikim. Labadiena, brangus muzikuojantis, dainuojantis, grojantis žmonės, labadiena, mėly žiūrovai, susirinkę iš tiesų į labai gražią ir prasmingą jūsų kolektyvo šventę. Ir aš tikrai labai daug ir gražiai esu draugavusi su šituo kolektyvu. Visokiais būdais. Ir renginius vedusi, ir kartu dainavusi. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi šiandien galėdama sveikinti jūs. Ir sveikinti jūs nuo Telšių rajono savivaldybės mero Tomo Katkaus, kuris perduoda nuoširdžius linkėjimus. Ir žinot, visai nesvarbu, kiek šiandien jūsų kolektyvui metų. Svarbiausia, kad jūs esat, kad jūs norit būti dainoje, kad norit būti muzikoje ir džiuginti žmonių širdis, kurie ateina į jūsų šventes, į jūsų koncertus, džiuginti tų žmonių širdis, pas kuriuos jūs atvažiuojate. Ir žinot, aš taip puikiai jūs suprantu, kada užstrigo tas eiliuotas posmelis, bet gražiausi žodžiai yra, žinokit, visada iš širdies. Ir jūs puikiai susitvarkit su šitą situaciją. Tai, mėly mano, leiskit pasveikinti, gyvuokit, klestėkit, dainuokit, grokit ir šildykit žmonės, kurie ateina pas jūs. Pas jūs, ne pas ką kitą, o pas jūs ir jūsų muzika. Tai su švente, mielas Martynai, didžiausia pagarba, sveikinimai ir mano apkabinimas. Su švente jūs. Žinot, visada mėgstu sakyti, kai skrandžiai gurgia, mūzos tyli. Tai čia truputėlį tas mūzas dar labiau pažadinti. Dėkojame vicemeriai. Na, o dabar noriu į sceną pakviesti Igną Mačiuką, Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininką. Prašom. Na, dabar turbūt patikrinsim, ar visi mikrofonai veikia, ar čia tikrai gyvai dainuoja. Viens. Veikia. Vienu žodžiu, jūs esat mane stipriai apgavę.
čia visi tikriausiai, ypač tas mažiaus. Atvažiuoji, navigatorių įvedi, kur yra kultūros ir laisvalaikio centras. Tai manau, gatvėje sako, stok, jau atvažiava. Išlipu iš mašinos, kur yra, niekur nėra, to centro. Vienas žmogaus sakau, gal žina, kur yra laisvalaikio centras. Sako, jokių laisvalaikių nėra, yra tik kultūros. Nu, einu kultūros laiptą maždaug kapidolku. Neįgalėsiams čia rektė. Ateinu į to kultūros laisvalaikio centrą, viena graži moteriška sako, koks tau vards? Sakau, Ignas. Pas mumis ir Ignas. Sako, čia tik veiks turbūt. Nu, pavardį pridėjau, šiaip netep. Įsiaiškinau, priėmė mane čia. Sako, kiek nusirengti. Ten į apačią. Lifto neveik. Nu, šiaip netep nušlumbavau iki tos apačios. Įsikėbės, įseinas po vieškį. Kaip ir čia vieškį įseinas, įsikimbi, gali užlėpti. Bet ko aš išgirdau pati pradžią? Ansamblio 10. Ansamblio 10. Lietuvos neįgaliųjų draugija gavo kvietimą į draugijos 10-metį. Draugijos. Aš atvažiavau į draugijos 10-metį. Prikučia tas ansamblis. Vienu žodžiu, aš esu apsirėkęs tikriausiai, neapsirėkęs. Tai ko jūs čia vaidinat geriausius? Draugija gerbkiam. Lietuvos neįgaliųjų draugija dabar su žemaitišku akcentu lietuvišką rokautis. Nuoširdžiai sveikiname Telšių neįgaliųjų ir neįgaliųjų pensininkų draugijai 10 metų veiklos proga. Čia yra labai gražių žodžių prirašyta. Ir žinot, visi, kurie sveikina su tokiais raštais, ateina, perskaito viską. Bet aš galvoju, kad jie moka skaityti, pats persiskaitys. Svarbiausiai, kas čia pasirašo. Aš pasirašau. Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas. Vienu žodžiu, sveikinu organizaciją, kuri yra veikli, turi pirmininką, kuris turi didelį gyvenimo ir darbinę patirtį ir džiaugiuosi, kad jūs esate dar labai jauni, tik 10 metų, taip kad dauguma Lietuvos neįgaliųjų organizacijų šiais metais švenčia 35 metus. Bet už aktyvę veiklą jūs tikriausiai mažai kur nors koncertuojate Lietuvoje, kad čia taip norit šiandien visi, iš karto jūs pradėjote. Nu tai ką, Martina, ateik, atiduodu dovanas. Ačiū jums sėkmės. Ačiū jums, Ignai. Na, o dabar į sceną noriu pakviesti Telšių socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėją Leandrą Butauskienę. Prašom. Gerą dieną visiems susirinkusiems. Iš tikrųjų norėčiau pasilabinti pagal postus, pagal užimamas pareigas, bet šiandien organizacija taip pasistengė, kad tikrai susirinko daug garbių ponų ir prelatas su kunigu atėjo. Tai tikrai labai džiugu, kad į bendrijos paminėjimo dieną atėjo tiek daug žmonių. Nežinau, ar galim palyginti, bet Lietuvos istorijoje ir viso pasaulio istorijoje buvo toks įvykis, kai Lietuva pareiškė išstojant iš Tarybų sąjungos ir pakeitė iš tikrųjų visą geopolitinį pasaulio žemėlapį. Tai man tas 10 metų yra lygiai toks pat išstojimas susijęs su lyderiu Martynu, kada mūsų rajone iš vienos organizacijos išstojo vienas Martynas su savo komanda, su savo grupė žmonių ir pakeitė rajono socialinę politiką. Tai tas 10 metų yra toks puikus jūsų gyvavimo laikotarpis.
kai jūs parodėt, kaip galima stipriai suburti komandą, būti labai stipri komanda, draugiška komanda. Per visą tą laikotarpį, žinom, pradžioje buvo visokių tų dalykų, įvykių, bet jūs vis tiek tam, kas nepatiko organizacijos kultūra, pasitraukė ir šiandien esat viena iš nevyriausybinių organizacijų kaip po lyderė, parodinti, kaip galima stipriai susivienyti ir veikti kartu. Aišku, Martynas yra taip pat kaip pavyzdys organizacijos vadovo, profesionalus, dalykiškas, stiprus, atsakingas ir organizuotas. Ir mes čia šiandien su vicemerė truputį pakalbėjom, kad jūsų kolektyvas, nors čia ponas Ignas paminėjo, kad ko jūs čia veikat, bet aš nežinau nei vienos šventės be jūsų kolektyvo. Tai jūs puošėt irgi visus renginius ir taip pat nešat jūsų kaip vizitinę kortelę organizacijos. Tai pakalbėjom, kad jūs jau išaugot kaip kolektyvas iš bendrijos rūbo ir reikėtų kažkokių žingsnių. Tai sveikinant jūs su tuo stipria organizacija ir tuo, ką jūs veikiat ne tik tai savo bendruomenės narių labui, bet veikiat ir dalyvaujat ir socialinių paslaugų teikime. Iš tikrųjų noriu palinkėti jum neprarasti tos komandos tvirtumo požymių, neprarasti organizuotumo, dalykiškumo ir tokio kaip organizacijos subrendimo, nors palygintas 10 metų nėra labai daug kaip nevyriausybinė organizacijai. Noriu palinkėti Martynui labai daug stiprybės, kadangi šiuo metu turbūt organizacija kaip niekaip vis tiek siejama su Martynu ir galvoju, kad turit pradėti auginti pamainą vis tiek, kad taip, nors Martynas yra nepaprastai veiklus, nesakau, kad ryt po ryt arba po kelių metų. Tai iš tikrųjų sveikinu, dėkoju, kad esat ir linkiu dar ilgai ir gyvuoti, ir dainuoti, ir džiuginti, ir linksminti, ir pavežti neįgaliuosius, ką jūs dabar darot, žodžiu, būti stiprus mūsų rajono socialiniam gyvenime ir visuomeniniam gyvenime. Dėkui. Dėkojame jums. Na, o dabar į sceną noriu pakviesti gerbiamą prelatą Juozą Šiurį ir kunigą Egidijų Kumžą. Prašom. Sakėt abu kviest, kviečiu abu. Tokiai gražiai bendruomeniai yra gražiai sveikintis. Garbė Jėzui Kristui. Mielas Seimo narė ir vicemerė ir meras emeritas yra kartu ir visi garbingieji čia susirinkę ypatingą šventę, kada 10 metų jūsų tokiai bendruomeniai, bendrystei. Rudos maždaug prieš 10 metų aš pajuokavau. Bet pajokavėms išėjo labai gerą. Aš tik pajokavau, sakau, jūs taip gražiai dainuojate, negalite ateiti bažnyčiai gieduoti. Žiūriu, sekmadienį ryt visi susirinka. Ir gieda kiekvieną sekmadienį po 9, kaip gražiai gieda. Aš norėčiau antrąsyk pajokauti, kadangi tas juokas virto realybė. Aš jums visiems, kurie čia esat, linkėčiau po 9 sekmadieniais ateiti į mažąją bažnyčią ir pasiklausyti, kaip ani gražiai gieda. Ir jeigu tai taps realybė, tai irgi labai gerai. Noriu pasveikinti iš tikrųjų, kad Dievas jūs laimintų, globotų. Aš tik tai atėjau pasveikinti, o kalbą jis pasiruošė. Tai jis dabar pasakys kalbą, laikykitės. Jėzui Kristui aš irgi sveikinuos. Jokios kalbos nesu pasiruošęs, visą laiką provokuoja, žinot, prelatą pažįstat, jeigu norit mano kalbą išgirsti, pamokslą galiu pasakyti. Bet 8:30 sekmadienį bažnyčioje, taip ir susitarkim. O iš tikrųjų 10 metų tai dabar žengėt į paauglystę. Tai dar esat kol kas vaikai. Ir ta paauglystė tokia, pažiūrėsim su baime, pažiūrėkim, kad tokius biktų neprikviestų. Bet paskui palinkėjimas būtų, kad sulauktų pilnametystės, o laukti nereikia, tie 18 ir taip ateis.
o paskui pasivyti tos visus kitus, kur 35 švenčia, tai sveikinam. Gimtadienio tortų žvakę užsidėti. Gimtadienio tortas. Ačiū labai. Anot giminaičiai yra. Dėkojame Jums. Tai sako, kad giminės tai gali ir bučiuotis, ar ne? Į sceną noriu pakviesti Antaną Kontautą, aklųjų ir silpnaregių draugijos vadą. Plokim, plokim, plokim. Nu, aš ne vadas, aš atstovas tik tais. Ačiū labai už paaukštinimą. Tiesiog aš nuo silpnaregių aklųjų draugijos kolegų, nuo jūsų kolegų, kad mes kartu dažnai ir koncertuojam, ir būnam, noriu jūs pasveikinti. Ne tik kaip draugija, bet kaip honoravus. Būk jūs tokie. Visados, kad jums tektų žali šviesa. Ir pas valdžios atėjus, konkursuose, festivaliuose. Bet kur. Todėl sveikinu ir džiaugiuosi tas 10 metų. Gera pradžia pas jūs. Tikrai. Ir toliau būkit tokie. Ačiū. Na, o dabar dar noriu sceną pakviesti pasveikinti Varnių bočių pirmininkę Elytę Norvilienę. Prašom. Labai daug dovanų, kol išsidalins dabar, tiesiog visas ansamblis turbūt ateis. Jau galit pasirepetuoti dainuoti eidami. Plojimai. Labą dieną. Aš norėčiau pasveikinti ne bendriją, bet būtent ansamblį, kuris šiandien švenčia 10 metų. Ir aišku, šito ansamblio vadovą, Irmantą, jo dėka, jo kantrybė. Ir mes už tą kantrybę norim palinkėti, kad ansamblio metai būtų minimi ne skaičiais, o sudainuotom dainom. O vadovai mes norim įteikti va tokie instrumentai. Mums vis laik su akordeonu grot. O dabar norim įteikti naują instrumentą, kad tais šaltais vakarais jis prisimintų Luokę, Janapolę ir Varnius. Tai didelis ačiū Jums. Nuoširdžiai dėkojame Jums. Turbūt sveikinimus pratęsime truputėlį vėliau. Na, o prieš pradėdami tęsti koncertą, aš noriu žodį suteikti gerbiamam Martynui. Aš tikrai noriu visiems padėkoti, nuoširdus ačiū sveikintoje, bet aš noriu truputėlį pataisyti. Nu, aš draugijos pirmininkas, bet iš tikrųjų čia ir Elytė pasakė, kad visas tas įdirbis, ką mes čia darom ant scenos, tai yra gerbiamo Irmanto. Ir aš paskui vėliau pasakysiu, kaip viskas tas vyko, bet tikrai be jo iniciatyvos, be jo sugebėjimo sukurti, suburti, išmokyti, nu, mes ne visi tokie mokyti. Žinot, kaip čia sakė, jauni tik 10 metų, mums dar reikia augti, kad išmoktume viską. Tai Irmantai tavo aš visus linkėjimus irgi siunčiu nuo savęs tau. Ačiū. Audringi plojimai tiek Martynui, bet turbūt audringesni šiandien plojimai turėtų skambėti vadovui Irmantui Lukošiui. Klausykim jų dainų.
mūsų vadovs, sakė padėkoti, nu, kaip jauniausiai atėjusiai kolektyvus, aš nekiek tu, nes daug prisidirbus. Sakė padėkoti už rūpestį, už gerom, už kontryb. Čia viską nepražinada per 10 metų, bet sakė, tik betrūkst. Ir prirašė jums apie 4 lapus, bet aš tai laik neturiu ir užmaršau, kam sakyti. Iš tikrųjų, už tą begalinę atsidavimą, už tos linksmas repeticijas, už kartos net taksisto darbą ir atvežė, parežė ir jų palydinom, tai visai gerai, ne, juk teisingas, juk taip. Kadangi esat mūsų žvaigždė, žymėkit, skambėkit, grokit, jis 10 metų jau dainuoju. Žinot, aš irgi nors jums 10 metų dainuoju, nu tik, bet trūks tik 9,5 metų. Nu tada jau ir daina apie žvaigždės. Sužiūrėk, virš jo